moksleivių krepšinio lygą remia Manija. Į Marijampolėje vykusi Lietuvos moksleivių krepšinio lygos jaunučių merginų finalinį ketvirtą Kauno KM Aisčių pirmosios Artransos komandos merginos atvyko neturėdamos favoričių statuso. Tačiau tai nesutrukdė laikinosios sostinės krepšininkėms tapti Pildyk čempionato nugalėtojomis ir nušluostyti nosį reguliariajame sezone pirmąją vietą užėmusi Marijampolės ŽSM Mantingos ekipai. Pusfinalyje įveikusios Marijampolietės Kauno krepšinio mokyklos jaunutės finale susitiko su bendramžėmis iš Alytaus, kurios 82-84 turėjo pripažinti Birutės Zakienės treniruojamos ir nuo šiol stipriausia MKL komanda save galinčios vadinti KM Aisčių pirmosios Artransos komandos pranašumą. Šiose rungtynėse dzūkių neišgelbėjo ir tai, jo komandos trenerių štabą buvo sustiprinusi legendinė Lietuvos krepšininkė Jurgita Štreimikytė-Virbickienė. Mes draugaujam su alytiškių komanda jau 3 metų. Praktiškai 3 metus jau dalyvauju finale, visą laiką aš esu. Tęsim tą tradiciją. Va, jos papuolė į finalą ir atėjau palaikyti mergaičių viskas. Alytiškės ketvirtajame kėlinyje praleido net 31 tašką ir buvo priverstos patirti vieną skaudžiausių pralaimėjimų šiame sezone. Gal fortuna nuo jų nusisuko, o mums tiesiog atsirado dar vienas kvėpavimas ir mes labai kovingai, iš tikrųjų aš labai visom didžiuojuosi merginom, kurios buvo aikštelė ir ne tik tai aikštelė, ir kurios praleido laiką ant suoliuko, nes tai buvo be galo visos komandos palaikymas ir mes buvom viena komanda. Finale kaunietės į priekį vedė net 33 taškus į varžovių krepšį metusi Gintarė Jasunskaitė. Manau, kad čia netgi didelis stebuklas buvo, nes jau vienu momentu galvom, jau viskas, jau tiek taškų, bet galvojom, gal visgi vakar buvo dar didesnis stebuklas mūsų, kad laimėjom prieš Marijampolę. Alytaus komandoje puikiai kamuolius skirščiusi Gerda Kručkauskaitė pelnė 20 taškų ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus. Visą sezoną tu stengiasi, žaidi, o iš tas 40 minučių telpa visas sezonas, per kurias tu turi įrodyti, kas yra stipriausias. Deja, mes neįrodėm. Kiek netikėta nesėkmė pusfinalyje patyrusi Stasio Žalibarščio vadovaujama Marijampolės ŽSM Mantinga mažojo finalo rungtynėse 65-61 palaužė Šiaulių Saulės pirmosios komandos krepšininkės ir džiaugiasi 3-osios vietos apdovanojimais. Normaliai, gerai, visuomet reikia iš klaidų mokytis ir paprasčiausiai mes nesužaidėm tas rungtynės. Kaip ir vakar Kauno Žalgiris namuose pralošė, ką padaryti, kamuolys apvalus, žaidžia nepilnametis dar. Mūsų lygoje visos komandos apylygės ir kiekviena bet kada gali nugalėti. Aišku, šios 4 komandos, kurios papuolė į finalą, jos sėkmingiau sezono metu žaidė. Įdomu tai, kad nugalėtojomis tapusios kaunietės į Pildyk čempionato finalinį ketvirtą atvyko turėdamas prasčiausią rezultatą pergalių ir pralaimėjimų grafoje reguliariojo sezono varžybose. Lietuvos moksleivių krepšinio lygą remia Karūna. Tave palaiko Pildyk.